ES išsikėlus ambicingą tikslą iki 2050 metų tapti klimatui neutralia ekonomika, pirmiausia turėjo susitarti, kaip ir kokiomis priemonėmis šio tikslo sieks. Visos šalys sutarė, kad reikia pradėti nuo tvarių veiklų skatinimo. Skirtingoms veikloms ir skirtingiems sektoriams reikėjo surasti tą bendrą vardiklį ir susitarti dėl žaidimo taisyklių, tai yra dėl bendrų reikalavimų ir dėl bendrų vertinimo aspektų. Taip, 2020 metais atsirado taksonomija, kuri įtvirtino ES vieningą klasifikavimo sistemą, o kartu ir vertinimo sistemą, kurią naudojantis visi rinkos dalyviai – viešasis, privatus sektorius, įmonės, investuotojai – įgijo galimybę pamatuoti ekonominių veiklų tvarumą aplinkos atžvilgių ir jau šią informaciją remiantis priimti tvarius investicinius sprendimus. Taksonomijoje mes jau randame vieningą tvarios veiklos apibrėžimą. Tai yra ta veikla, kuri prisideda svariai prie vieno iš 6 aplinkos tikslų, nedaro reikšmingos žalos kitiem aplinkos tikslam ir atitinka minimalias apsaugos priemonės. Keliaudami žaliojo kurso kryptimi, mes pirmiausia turime mažinti CO2 emisijas, taip prisidėdami prie klimato švelninimo tikslo. Taip pat turime žengti sąmoningus žingsnius, siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos, tai yra liūčių, sausrų ir kitų gamtos reiškinių. Stengtis tausoti vandens ir jūrų išteklius. Dėti visas pastangas, siekiant skatinti žiediškumą, mažinti atliekų susidarymą ir skatinti pakartotinį medžiagų naudojimą. Didelį dėmesį skirti oro, vandens ir dirvožemio taršos mažinimui bei biologinės įvairovės ir ekosistemos apsaugai. Nedarome reikšmingos žalos principas arba do no significant harm principas yra naujas principas, kuris padeda apsaugoti aplinką ir užtikrinti, kad ES projektai būtų tvaresni.